Žiemos pabaiga. Radvilė guli ligoninėje. Praėjus ilgam laikui išaušo ta diena, kai Radvilė vėl pasiryžo viską išsipasakoti. Į jos palatą įeina kunigas, daktaras, policininkas. Jie pradeda klausinėti Radvilę. Ar tu jau pasiruošus? Norėtume pradėti apklausą. Taip. Daktare, bet pamatuok jie spaudimą. Jo spaudimas normalus, nes neįtikrinau. Ar sutinki, kad prie tavęs būtų prisegtas mikrofonas? Taip. Prisisekai. Paskui gerdami kavą galėsite mane pakritikuoti, o dabar aš norėčiau pailsėti. Gerai, aišku, pailsėk ir pasitenk nuvykti. Sėkmės, laimės sveikėti.